Ta prasme, jūs pažiūrėkit, kaip tobulai sninga, aš tiesiog negalėjau nenufilmuoti šitą. Ką norėjau pasakyti, tiksliau gal priminti labiau iš praėjusių video, kai esu sakiusi kažkada, jog aš filmuoju tai, ką pati mėgstu, kas man įdomu ir todėl aš šiandien filmuoju tokio tipo video, kur rodomos dovanos, nes man pačiai yra įdomu labai žiūrėti tos video, kur žmonės tiesiog rodo, ką gavo dovanų, nes iš tų video galima pasisemti idėjų, ką gali padovanoti savo draugam ar artimiesiam. Ir tiesiog, kas žmonės pradžiugina. Taigi, žiūrim, ką aš gavau šiemet per savo gimtadienį dovanų. Čia, nežinau, tiesiog tobula. Ta prasme, čia, oh my god. Tai pirmiausia, aš gavau tokią didelę dėžę, kuri buvo dar įvyniota į auksinį popierių, bet, na, aišku, popieriaus jau neliko, nes aš pažiūrėjau, kas tenais viduje. Ant dėžės buvo toksai laiškas, laiškas adresuotas tipo man, tiksliau siuntinys. Čia viduje yra labai fainas laiškelis su paaiškinimais visokiais, kodėl būtent tos dovanėlės įdėtos ir taip toliau. Ir pačioje dėžėje, pirmiausia, tik atidarius dėžę, vaizdas maždaug toks ir aš pabandžiau viską vėl sudėti gražiai taip, kaip buvo. Gal ne visai man tai pavyko, bet nieko tokio. Tai pirmas dalykas, kurį radau dėžėje, tai karališkas simbolis, karūna, tiesiog čia taip simboliškai. Ir man jinai labai patiko. Va, aš ją dabar užsidėsiu per šitą video, tai žinot. Toliau dėžėje yra toksai jūros druskos rutulys, skirtas į vonę dėti ir kaip laiške parašyta, tai jis skirtas tam, kad nuspalvinti vakarą rožinę spalvą. Paskui dėžėje radau tokias fantastiškai švelnes ir gražias šlepetės, kurios, kaip tame laiškelyje rašoma, yra su debesų pūkeliais ir jas skirtos yra pailsėti pėdom po varginančias dienos. Tai aš taip mėgstu visus tokius šiltus ir mielus dalykėlius. Aš tiesiog duočiau jum pačiupinėti, koks čia švelnumas yra, bet dėja, jūs per kamerą to negalit padaryti. Toliau, ką dėžėje radau, tai buvo saldumynai. Tai čia buvo tokie bananiniai kažkokie saldainiai su šokoladu ir daug čiupa-čiupsų. Ir dar vienas dalykas, kuris buvo dėžėje, kurio aš net nesupratau iki tol, kol neištraukiau iš tos dėžės, kas tenais yra. Ir tai yra tokia didelė pūkuota pagalvė, kuri laiške rašoma, kad yra skirta princesės komfortiškam poilsiui. Žiauriai cute, tiesiog aš negaliu. Ir dar vienas minkštas švelnus dalykėlis. Tai mano kambarys pasipuoš tikrai šitų daiktų. Tiek iš tos didelės dėžės. Ir kita dovana buvo toks maišiukas, kaip dėžutė. Žiauriai geras įpakavimas ir tenais viduje aš radau, tai yra 3 šokoladai ir štai tokią atvirutę, kur čia kitoj pusėje yra prikabinti pinigai. Po dovanų gavau dar, jeigu neklystu, 3 tokius didžiulius šokoladus, kurių vieno jau nebėra dėja, bet šitie 2 dar išgyveno. Ta prasme, aš taip nusipenėsiu po šito gimtadienio, nes aš gavau labai daug saldumynų. Čia turiu tokią gražią dėžutę ir jas viduje yra tušinukas, labai fainas, tiksliau parkeris čia, man atrodo, ir laiškelis. Taip pat buvo viena dovanėlė, kuri yra tiesiog fantastiškai jauki ir ją sudarė toks pledukas, kuris irgi, kaip aš ir mėgstu, yra bele kaip švelnus ir labai šiltas. Tai kadangi man labai dažnai būna šalta, tai aš jau dabar
myliu šitą pleduką ir aš su juo gyvenu tiesiog. Ir dar prie tos, kaip sakiau, jaukios dovanėlės, tai buvo tokios 4 girliandos, kurios yra iš tokių burbuliukų ir jos atrodys fantastiškai gražiai mano kambaryje. Ir dar kas man belekai patiko, kad jos yra su baterijom ir nereikia jų įjungti į elektros lizdą ir tiesiog įjungi ir voila! Dar turiu tokių riešutų, kuriuos neiškenčiu ir tiesiog baigiu suvalgyti, bet jie yra belekai skanus, žiauriai geras užkandis. Čia turiu 16 rožių, kurios buvo tobulo grožio. Aš pirmas iki šitaip džiaugiausi gėlėm ir dabar taip gaila, kad jau jos baigė sudžiūti. Tiesiog, žodžiu, dabar aš, kadangi jas truputėlį bandžiau pafilmuoti, tai įmesiu video, kaip mano visos gautas gėlytės atrodė. This fear of being loved, allegiance to the pain. Now I fucked up and I'm missing you. I'll never be like you. Ir čia buvo 16 helinių balionų, iš kurių dabar jau tik vienas skrenda normaliai, o visi kiti tokie truputėlį pliuškiai jau pasidarė. Bet irgi čia buvo tiesiog kažkas tokio wow, kai aš tik pamačiau tos balionus ir tos rožės, čia buvo oh my god, fantastika. Čia dar vienas rožinis helinis balionas ir dar porą balionų, čia buvo dar ir trečias, bet jis jau seniai sprogo, deja. Dar turiu tokią dovanėlę, kur čia įdėtos labai fainos kalėdinės tokios kojinės su meškučiais. Tada įdėtas dar vienas dalykas, kuris yra dar labiau cute negu tenais tos kojinės su meškučiais tais fainais. Tai pažiūrėkit, tokia kepurė su kačiuko ūsais ir čia yra OMG. Man atrodo, gal dabar tik pradėsiu video filmuoti su kepurė, nes pažiūrėkit, man tai belekai patinka. Ir ten tam maišelį yra dar vienas dalykas, kurį paliksiu paslaptyje. Spėkit, kas čia yra. Žinoma, pinigai čia yra. Ačiū labai. Ta prasme, jo. Čia yra keletas eurokoso čekių, papalai, kurie vadinasi Little Black Dress. Buteliukas atrodo štai šitaip. Ir jeigu nepraleidau, tai paskutinis dalykas tai buvo vėl didelė dėžė. Ir toje dėžėje buvo, tik atidariusi, mačiau, va tokių dalykų daug. Ir juos patraukus, aš radau kitą dėžę, kurioje taip pat vėl buvo tie rožiniai tokie dalykai. Ir tada net neprisimenu kelintoje dėžėje, aš pagaliau kažką radau. Ant pat viršaus tos dėžės buvo šitas milžiniškas čiupa čipsas, kuris buvo įvardintas kaip skeptras. Ir man buvo pavesta visą gimtadienio vakarą būti su karūna ir su savo skeptru, daugmaž karalienė, princesė, ne karalienė. Tai aš dar net neatidariau šitą dalyką ir net nežinau iš tikrųjų, kas čia yra viduj. Dar truputėlį į storumą, 3 šokoladai. Man atrodo, sekančiam vlogė manęs net pažinsit, nes aš būsiu tokia gyvenimas gražus ir džiaukimės jo ir valgykim šokoladą. Paskui yra turbūt pats mėgstamiausias mano saldumynas, tai jelly beansai, šitos pupelės 36 skonių. Aš tiesiog dievinu šitą dalyką ir aš vienu metu iš viso labai dažnai jas valgydavau, nes tiesiog man jas belekai patinka. Žmonės žinojo, ką aš mėgstu, tai ačiū. Dar toje pačioje dėžėje buvo 3 pakai tokių saldainių. Čia dar pasisaldint gyvenimu, ta prasme, čia tokia saldainių dėžė, gal aš ją susidėsiu visus savo saldumynus dabar. Ir galų gale tenai stoj dideliai dėžiai tarp visų tų rožinių kutosų. Čia popieriai iš tikrųjų. Ir tarp saldumynų radau vokelį, kuriame yra dovanų čekis vienos papuošalų parduotuvės, kurioje aš tiesiog galėsiu išsirinkti tokį papuošalą, kuris man labai patinka. Ir pasipuošti. Pažiūrėkit, kaip fainai čia tas kaspiniukas. Šitas dalykas man irgi kaip dovana, kaip man jie patinka. Aš jas mėgstu ant galvos dėti. Nu va, štai tiek būtų šiam video. Tikrai gavau belekiek fainų dovanų ir iš vis labai fainai paminėjo mano gimtadienį, tai nežinau kelintas sykį, bet vis dar dėkoju visiems, kurie buvo, visiems, kurie pasveikino. Iki kito mano video. Mua, ate.